Trumpa prezentacija apie aplikaciją CV Nexus ir ką su ja galima padaryti. Taigi, iš esmės, demo prisijungimus rasite čia prie puslapio, tiesiai paspaudę. Ir prisijungę, iš karto pateksite į kandidatų sąrašą. Jeigu trumpai apie ką galima daryti su ja, tai čia yra importuotos visos lietuviškos įmonės. Viskas padaryta legaliai, kadangi Lietuva teikia atvirus duomenų sistemą turi. Tai aš paimu tos duomenys ir tiesiog suimportavau. Taip pat galima matyti kiekvienos įmonės veiklos sritį ir panašiai ieškoti pagal PVM kodą, įmonę kodą. Taip pat bus padaryta, kad būtų galimybė ieškoti pagal veiklos sritį. Taip pat, kalbant apie kandidatus, galima užsižymėti jų gebėjimus, specialybės ir patys kandidatai. Tai aš parodysiu trumpai, kaip susikurti kandidatą greitų būdu. Pavyzdžiui, naujas kandidatas, įkeliam failą ir pasirenkam, tarkim, šitą kandidatą. Dėl duomenų saugos aš juos visus pervadinu ir pakeičiu vardus pavardės, palikdamas visą kitą informaciją, išskyrus paštą ir telefoną. Tai jai dabar apdoroja ir išskiria pagrindinius savybės. Taigi, jisai nustatė vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefoną, miestą, pagrindinę specialybę, kuris, kaip mano, tinka, ir taip pat trumpą aprašymą paruošė. Visas tas langas gali būti plečiamas pagal jūsų poreikius, pridedama naujų atributų, naujų savybių ir panašiai. Taip pat yra pagrindinė savybė kaip užrakinta, juodasis sąrašas kandidatų ir panašiai. Mes dabar paspaudžiam, mums tai lieka paspausti sukurti kandidatą ir nueinam čia, mes galime jau ieškoti pagal visas savybės. Šis sąrašas yra angliškas, bet jeigu įmonė, jūsų įmonė, aišku, dirba lietuviai tikriausiai, tai galima visą tai, visas specialybės, savybių, gebėjimus apsirašyti patiems, susikurti lietuviškus. Tai sistema skirta tiesiog kaupti CV, juos analizuoti, dirbti su kandidatais, juos aktyvuoti, neaktyvuoti, užrakinti, kad būtų aišku, kad šiuo metu kažkas kitas dirba su šiuo kandidatu. Tai tiek, jeigu bus pageidavimų, rašykite.